Kartais visai nereikia iššaukiančiai elgtis, kad būtum pastebėtas. Moteris tuos triukus puikiai žino. Dar viena X Faktoriaus dalyvė, kuri iš toli šviečia savo plaukų spalva. Labadiena. Labadiena. Kuo jūs vardu? Ugnė. Ugnė. O Jėzu, jūs ir vardas atitinkamas. Esu Ugnė, man 27 ir esu iš Vilniaus. Tikrai netikėtas balso tembras moteriai, kurios ūgis 1,70 m. ir atrodo, Ugnė nesijuokia tik tuomet, kai miega. Nors ir dėl to gal būtų verta ginčytis. Tikrai taip. Dar sunkiau Ugnį įsivaizduoti kaip diplomuotą informatikę. Nors taip ir yra. Bet kad ji yra tikrai linksma finansų konsultantė, faktas. Visiškai, absoliučiai netyčia nuėjau į tą darbą ir man jisai patiko ir aš jame likau. Sutikite, ne kiekvienas vadovas lydėtų savo pavaldinį į dainavimo konkursą. O štai Ugnė gali to didžiuotis. Kitas jai svarbus, tiksliau pats svarbiausias žmogus jos gyvenime, taip pat šalia. Tai Ugnės brolis, kuris labai nelemtai susikloščius gyvenimui, turėjo tapti jai ir broliu, ir tėčiu. Nors Ugnė taip nemano. Ir brolis, ir geriausias draugas. O tas nelemtas jos gyvenimo įvykis nutiko labai seniai, kai Ugnei tebuvo vos 3. Mano tėveliai, mes su broliu ir tėveliais prieš 24 metus pakliuvom į avariją ir tėvai žuvo. Ji buvo tokia maža, kad net neprisimena to jausmo, kai turėjo juos abu. Beliko tik nuotraukos. Tačiau Ugnė niekada neleidžia sau liūdėti. Užkietėjusi optimistė. Ir džiaugiuosi gyvenimu. Žavi asmenybė, kuri užtikrinta savimi, kuri neša gerą energiją, kuri pasiruošusi užkariauti publiką, teisėjus ir televizijos žiūrovus. O visai neseniai Ugnė rado gimnazijos baigimo progą mokytojos jai užrašytą atviruką. Kad aš esu galbūt net Urmana 2. Bet kurių galų būti Urmana 2, kai galbūt gali tapti Ugnė 1? Labadiena. Labadiena. Kiek energijos, toks didžiulis pliūpsnis. Sveika, koks tavo vardas? Aš esu Ugnė. Ugnė? Taip. Kiek tu... Pas ir vardas, Ugnė. Ugnis. Kiek tau metų, Ugnija? 27. Iš kur tu? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Mokaisi muzikos, ar tai yra tavo hobi? Hobi. O ką tu bandysi šiandien mums padainuoti? Nightwish Sleeping Sun. Buvo, Nightwishai. Sėkmės tau. The sun is sleeping quietly. Once upon a century, wistful oceans come and red out and caresses lay to rest. All my dreams I hold, my nightfall wishes I behold, my night, the truth at the end of time. Nu, galėjo dar geriau. To jau įsivažiuoju. I wish for this night time to last for a lifetime. The darkness around me shows all the solar sea. Oh, I wish to go down with the sun, sleeping, weeping with Čia dabar visai gali būti. Aš jaučiu, kad Saulius labai nori pasisakyti. Ugnė, aš turiu klausimą, žinai, ar prieš tau ateinant į X Faktorių tave kažkas pastumėjo iš tavo draugų, kad tu ateitum, ar tu tiesiog pati sugalvojai ir atėjai? Ar kažkas tavęs klausė, turiu omeny, ir patarė tau, ar nepatarė? Taip, šiek tiek pastumėjo. Negerai, pastumėjo, žinau. Kodėl?
man niekada nėra malonu sakyti šiek tiek nefainus dalykus, bet, iš tikrųjų aš pavargau, žinok, sėdėdamas ir klausydamas tavo raudos, mieluoju. Ačiū tau. Todėl, kad tu nemėgsi tokios muzikos. Todėl, kad tu jas nekenti ir neklausai niekad Sauliau. Čia būtent todėl. Ramūnė balta, Būtent čia jo žanras. Čia Sauliaus Prūsaičio žanras. Ir jūs būtumėt užkariavus jo širdį, jeigu būtumėt tą padainavus. Dar pasakyk, kad aš užaugau šiltnamį. Taip, Ugne, viskas pasakyta. Kalbant sąžiningai, jūs skamba taip, jūs galite dainuoti. Ir maždaug įtaikoti į žanrą, viskas tvarkoje. Yra bėda, kad, taip, tai yra labai geras žodis mėgėjiška. Tiesiog. Man labai gera matyti laimingus žmonės, bet tavo dainavimas manęs nepadarė laimingos. Naikušė jėga šiaip. Taip, labai geras pasirinkimas, bet tik tiek. O dabar mūsų pasirinkimas, mūsų verdiktas, Marijonai. Ugne, bet jūs liksite šypsotis, bet sakau ne. Samai? Būkit laiminga, aš jums sakau ne. Aš jums sakau ne. Aš tu sakau ne, bet būk laiminga ir džiaugink visus savo šypseną. Taip. Sėkmės tau. visi laimingi. Va, kaip gražiai įsiskyrėm. Ir ne žmogus. Pozityviai, gražiai įsiskyrėm. Labai gaila. Nieko gaila. Man gaila. Kodėl? Bet jūs sukateisit kitais metais. Na gerai, pagalvokit. Nesakykit, kad ne. Gerai, ačiū Jums, ačiū, kad atėjote. Sėkmės ir pasimatysim. Iki. Gerai, arba ne. Ir tai. Tai yra pirmas bandymas tokioj scenoje dainuoti su mikrofonu ir visa kito, tai aš manau, kad labai gerai išėjo. Ei, ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.